Labą dieną. Šiandieną pakalbėsime, kas yra krikštas šventąja dvasia. Sename testamente Dievas negalėjo pakrikštinti šventąja dvasia savo tautos izraelitų, esančių sandoroje su juo, nes dar nebuvo atpirktos žmonių kaltės. Kunigai, karaliai, pranašai, Dievo tarnai, turintys specialų pašaukimą, būdavo patepiami šventu aliejumi, kas simbolizavo šventąją dvasią. Dievas tėvas per savo pranašus iš anksto paskelbė, kad ateis dienos, kai kiekvienas priklausantis Dievo sandorai žmogus galės priimti šventosios dvasios dovaną. Joelio 2:28. Po to aš išliesiu savo šventosios dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnus ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus. Sofonijo 3:9. Tada aš duosiu tautoms tyrą kalbą, kad jos visos galėtų šauktis viešpaties ir vieningai jam tarnauti. Luko 3:16. Jonas Krikštytojas visiems kalbėjo: aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti sandalų dirželio. Jis, tai yra Jėzus Kristus, krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Jonas 7:37. Paskutinę didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegeria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės. Jis kalbėjo apie šventąją dvasią, kurią turės gauti jį įtikėjusieji. Bet šventoji dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Jono 16:13. Bet kai ateis ji, tiesos dvasia, jūs ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Dievas įvykdė pranašystės. Apie tai plačiai aprašyta apaštalų darbuose. Apaštalų darbai 2:1-4. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Apaštalų darbai 10:45-46. Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir aukštinant Dievą. Apaštalų darbai 19:2-6. Paulius paklausė: ar įtikėję gavote šventąją dvasią? Jie atsakė: mes negirdėti negirdėjome, kad yra šventoji dvasia. Tada Paulius jiems uždėjo rankas, ant jų nužengė šventoji dvasia ir jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Romiečiams 8:26. Taip pat ir šventoji dvasia padeda mūsų silpnumui, nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati šventoji dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm. Širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią.
Taigi, iš šių Biblijos vietų aiškiai matome, kad Dievo šventosios dvasios pažadas priklauso kiekvienam iš šventosios dvasios gimusiam Dievo vaikui dėl Jėzaus Kristaus kraujo sandoros. Galatams 3:13-14. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio, kad Abraomo palaiminimas Jėzuje Kristuje atitektų pagonims ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją dvasią. Žodis krikštas reiškia panardinimas. Tai yra mūsų dvasia kupinai yra pripildoma per šventąją dvasią. Krikštas šventąja dvasia su naujų kalbų dovana yra milžiniška vertybė. Dažnai mes meldžiamės, dėkojame, šloviname, garbiname, giedame giesmes, gyrių Dievui iš savo protų, mūsų gimtąja kalba. Bet Dievas yra dvasia ir jis mato dvasinėme pasaulyje, kokias nelaimės mums planuoja šėtonas su savo demonais. Todėl šventoji dvasia mums įdeda troškimą melstis ir suteikia garsų žodžius, dejonės, jėgas, melstis iki pergalės, kad tamsos jėgos būtų nuvytos ir mes turėtume apsaugą. Pasakysiu pavyzdį. Prieš keletą metų Lietuvoje buvo gripo epidemija. Vieną rytą atsibudus pajaučiau stiprų šventosios dvasios raginimą melstis. Meldžiausi kitom kalbom apie valandą laiko. Savo protų nežinojau, už ką meldžiuosi. Tiesiog buvau paklusni. Pasibaigus maldai užliejo širdį ramybė. Tada nuėjau pabendrauti su šeima. Mano duktė pasakė, kad ryte jautė gripo simptomus. Ji girdėjo, kaip meldžiausi. Kai aš pabaigiau melstis, simptomai dingo ir jos nosis atsikimšo ir ji galėjo normaliai kvėpuoti. Šlovė Dievui, duktė nesusirgo. Tuomet ji mokėsi gimnazijoje ir jos auklėtoja stebėdavosi, kaip jai taip sekasi nesirgti. O kaip jums gauti šventosios dvasios krikštą? Pirma, pasimelsti atgimimo šventosios dvasios malda. Antra, tikėti. Ir trečia, paprašyti. Luko 11:13. Juo labiau jūsų tėvas iš dangaus duos šventąją dvasią tiems, kurie jį prašo. Dabar aš jums padėsiu pasimelsti sutinkamai su švento rašto žodžiais. Kartokite maldą, kad girdėtumėte savo žodžius. Dieve tėve, aš tikiu tavo švento rašto žodžiais. Aš išpažįstu, kad Jėzus Kristus yra mano gelbėtojas ir viešpats. Aš tikiu savo širdyje, kad Jėzus Kristus už mano kaltes kentėjo ant kryžiaus, mirė, buvo palaidotas ir trečią dieną per šventąją dvasią prisikėlė iš numirusių. Jėzau, aš gailiuosi, prašau, atleisk visas mano kaltes. Jėzau, prašau, pakrikštink mane šventąja dvasia su kitų kalbų maldos dovana. Šventoji dvasia, dėkoju tau, kad apsigyvenai mano dvasioje, padedi man vykdyti Dievo tėvo valią ir melstis naujom kalbom. Sveikinu jūs, jūs tapote Dievo vaiku. Įsigykite Naująjį testamentą. Prieš skaitydami paprašykite, kad šventoji dvasia apreikštų jums tiesą. Kiekvieną rytą tikėdami pasimelskite malda Tėve mūsų. Dėkokite Dievui už jo gerumą savo nuoširdžiais žodžiais. Ir taip pat melsdamiesi taip, kaip šventoji dvasia jums duoda prabilti. Linkiu jums malonės ir sėkmės.